Nu pagaliau įkėlė video. Sakios dabar visi, kurie laukia, kada aš įkėlis kažko. O ilgai reikėjo laukti dėl to, kad sezono pradžioj galvoju nebekels. Ten po vieno to video keldavo, ten randin kažkokį ten net ir rago, kitas tik nelabai jau be panašo radin. Taip šiemet galvoju, sako, įkėlis, gal kai ras kelet ragų, įkėlis ir video vieną tokį ilgesnį. Nu bet taip, sezons užsitęsė. Jau į tų radinukų prirenku visokių senų, į dar senesnių. Bet video niekaip neįkelti, nes po kokių 6 tų silpnų radinukų galvoj įkels video, kai ras šviežią rago. Nu tai pagaliau šiandien tą dieną, kovo 15 dieną, pagaliau pirmo šviežią rago rado. Tai va, ta proga ir video. Gerą žiūrėjimą. Vasario 25 dieną. Vaikšto vėl miške. Į galvoju. Šiandien vėl nieko nerasi. Nes jau paskutinė 3 išėjimai buvo bergždžius. Šiandien 4. Ir aš dar nieko neradau. Kodė taip yra, vis viską randa. Iš vėžiai senų, į ne po vieno jau radė. O aš kaip nieka, taip nieka. Tos pačios vietos geros visos. Nieks nepasikeitė atrodo. Nu anksčiausią rytą aš jau miške. Bet kaip nieka, taip nieka. Kažko gamt šiemet manis nenustebin. Tai va. 4 išėjims baigės. Jau kokį 4 valandą ko gero nadaišu iki 6 pasivaikščias. Kol jau pradė temti visai jau tams pasidaro, tad jau mau namo. Nu bet tokie keisti metą, tokį pradžią, kad nieko neturi dar radęs. Nežinau, kodėl čia tik. Nu bet nieko. Eisim ir rasim. Kas ieška, tas ir randa. Tai va. Tik padėjavo, ką gamt. Nieko man neduod su 4 išėjom. Ir išgerdai mano to prašymo. Bet toks jausmas, kai ant tik pasijukė iš manęs. Va toks ragiuks. Čiut pamačiau čia eidams, galėjai praeiti. Senelis visai nugriaužts, nulaužts ko gero. Tai va, pirmas ragas šiemet, nežino. Ležus nesiverš sakyti, sezonas atidaryts su toik ragiok. Nu bet vis tiek radinuks, vis tiek ragas. Užteks į tokią šiandien. 5 valandas jau. Da gero pusvalandį į namo. Vasario 27 dieną. Vėl miške. Bando tų šviežių rago atrasti. Ryts toks sukanots. Tik atvažiausi miško liets pradėjo lyti. Bet jau nurima, bet ir aš irgi gudruts. Sugalvojo jauno biržę prasėjti. Pirminė atgal prasėjo, kelni šlapios. Striukė šlap. Nu bet nieko, liktas baigi pradžiūti. Nustoja jau tas lietsly, toks rūkstaus, žiūronas, kai žiūri toks, atrodo, kad kaip per rūko iš tikrųjų. Tai tas žiūronas tada kišenė, palauksim, kol tas rūks išsisklaidės. Tai va, vaikštoj, galvoju, ateintų prisiminimų visokių iš tą gyvenimą ragų beieškant. Prisiminiau vieno gyvenimo tokį situaciją ragų beieškant. Kaip dabar atsimenu. Vasario 15 dieną buvo, pirmą kartą atvažiavau į mišką. Paėjo gal koks 200 jėglyno.
iš karto matau gul šviežis ragas. Tik atvažiavus pirms išėjims toks. Ir iš karto šviežis ragas. Davė ten aplenk, aišku, beieškodams antras pusės. Danielė galvą atrado. Į tą dieną taip jau baigės, kitą dieną vėlį tos pačios. Į to patį galo, kaip sakyti. Antros tos pusės vis ieško, nu niekaip neranda. Kokią savaitę jau praėjau, ten koks 3 kartus buvo aplenk, niekur nerado nieką. Po savaitės, už kokių 500 metrų, rand rago. Pasimešto rago, nu ko antrą ieškot, kitos pusės. Duod, nėra. Grįžo namo, aš to rago kažkaip į krūvo padėjo. Į nesudėjo tų 2 kartų vieną prie kitą. Į nemačiau, kad čia vienai tą patį selnę. Sekančią dieną aš vėl duoda aplenk. Duod. Iššukuoja tos kvartals jau skersai šelgai. Nu bliam, galvoju, turi būti da ragai. 2 elnių da. Po vieną pusę tik tar radys. Aišku, aš tos antras pusės neberado. Kur aš tau jo rasiu, jeigu jinai namie guli. Tai kažkaip netyčiam namuos taip sugoldo aš tos rags tų metų. Žiūri. Nu, įgalvoju, nu dar ne to. Reikia anksčiau tos rags suguldyti vieną šalia kitą. Būtų mažiau laikas sugaišt. Tam galbė ieškant. Tų antrų pusių. Tai va. Vaikštai prisimint toks. Juokingos situacijos realiai. O čia toks didelis miškas su tokiam eglutėm, bet mano manim toks baisiai patraukls elniam laikytis. Yra į kur rags patrint. Ir toks retesnis biški. Tai va, ta diena tik prasidėjus. Pabandysim surasti šviežo ragiuko. Bent jau norėčiau vasario mėnesį rasti šviežo. Rytoj paskutinę vasario dieną. Reiks eiti darbą, jau rytoj niekaip. Paskutinė galimybė šiandien. Bandam vaikščioti, ieškoti. Įtikėtis rasti kažko. Vasario 27. Taip gerai vaikštas, atrodo, nei laikrodį net nežiūrėjo da. O dabar išsitrauk, žiūr, 4 valandas jau. O aš da tik tolyn einu mašinas. Tai pagalvoju, taip, kad ar aš spėjęs grįžti iki mašinos per mišką, kol nesutema. Nu, bet telefoną išsitraukio ne dėl to, ką valandų pasižiūrėti. Dėl to, ką nufilmuoti, ko rado. Aišku. Ne šviežis, ne rags. Bet du ragiukai ant galvos, o tokie selekcinis kažkoks buvęs. Gali Danielis čia. Panašu. Žodžiu, bent jau toks radinuks galu nugriaužti. Tai bent tiek, bet jau reik namo pompuoti per miško staigi. O da tiek buvau susiplanavęs šitų eglynų išmakaruoti. Bet jau nebespės viskas. Tuoj sutems, da apsiniauki, lietutis toks biškrapnuoj. Da greičiau sutems. Nu ko, traukiam į namų pusę. Kovo 5. Išvarė vėl ragiuko. Bet toks ryt susigaišati. Nebevažiavau į to mišką, kuris laik važiuoji. Atvažiavau kur arčiau namo. Mažiau gaišt laiką važiuoti, sako, reikia važiuoti arčiau namo. Vaikšto čia tokias praeitais metas. Čia buvo toks šlap viet, kurio įrado 5 ant rags. Tiksliau 4 rags į vieną galvą. Dabar galvoju, reikia važiuoti patikrėti. Gal nuo praeitų metų kas lykė toj pačioj vietoj. O gali koks naujas yra atsiradęs. Šių metų jau ragiuks. Baigi išeiti jau iš tos šlapios vietos. Vaikštai, galvoju, nėra čia tų elnių, man atrodo, reiks važiuoti kažkur kitur. Tai atsistoju ant tų šaknų.
O, priešas ragas, įgul. Bet jau gražesnis, bet nešviežs. Bet labai akivaizdžiai vietoj. Keist, kad nieks ją čia nerada. O, praeitų metų visai graždragiuks. O. Daug laiko neturės čia pasivaikščioti. Kovo 6 dieną. Vėl mėškinu anksčiausią rytą. Palauks apėjo, nieko neradęs. Įlendo į mišką. Vakar taip nieko neberado. O šiandien jau su tokiu labai dideliu vėl teina. Nes praeitus metais kovo 6 man buvo pats sėkmingiausias diena ragų ieškojim. Ir mano visą ragų ieškojimo karjerą. Tai šiandien tikėjos, kad bus kažkas panašus, aišku. Nu, bet kol kas pusdienis jau praėję. Kain. Matau, ką gul kažkoks ragiuks baltais galas. Sens. Bet nors toks. Nes kol kas tai nieka. Pasikavojus tarp žolos, o beveik net nesimato. Gerai, kad galiukai išlindi. O, visai nemažas čia. O. Visai nemažas praeitų metų. 6 šakos. Čia tik viršūnė išlindus tokia. O. Nu, kovo 6 dieną, sakykim, sėkmingą ragų ieškojim. Tuomet praeitais metais nerado čia ją. Nors vaikščiojo, tik antros pusės čia ieškojo. Iššukavo, atrodo, visą to jaunulyno. Nu, bet gal numetė vėliau. Tai va, na ko, pusę dienos jau praėjo. Tęsim toliau. Ką ieško? Nešiojas aš to rago. Nesenai radęs. Ir galvoju, ką reik pakavot. Nes nešti mašiną toli. Vis tiek einu tiek didelį ratą daro, tai reiks neštis vis laik su savi, o namo važiuosi. Čia pro to kelią. Ir važiuojant aš jį pasiimčiau. Tokmens buvo, sako, ant tų rastų padės. Bet tik į blemą pas jų galvoju, atvažiuos vežti medienos iš vežtuvės ragą. Tai pagalvoju, va čia tokia glutė nugriaus. Tai pakešė aš po tą glutę. Tik jos nieks nemato, kaip aš dabar ruošiuos kišti. Tai va, taip. Tik pakavojo to ragiuko, kad nereiktų nešiotis likusią dieną. Lendo kitą puskelę. Ir va toks vėl radinuks. Senas ragiuks. Mažutis. O, buvo ragiuks. Dabar tik likučiai. Nu, bet vis tiek antras radint šiandien, kovo 6. Nu, tikrai, kad ta kovo 6 man laiminga, o diena nesibaigė. Tikiuosi, kada bus koks šviežas pavyzdžiui. Tai va, kovo 6. Einčia toks eglins. Sens jau ganėtinai. Žiūri, ten kažkas kaip atplyšęs medis guli, ar kas ten guli? Ar žievė kokia, ar kas čia taip eina artyn? Žiūri, ką. Visai ne medzinė žievė. O Danielė ragą viršūnę nulaužti. Kovo 6. Visai nebloga. 3 radinukai jau šiandien. Nu, dar ne pabaiga. Dar ne pabaiga. Kovo 10 dieną. Dabar yra 6:30, 8. Tai praktiškai pradėjo vaikščioti, dabar buvo tamsu.
Bet pradėjau nuo biržio, kur jau šviesiau, nes didesnį mišką įlindus tada biškį tamsu. Nu į žodžiu, 9 išėjims, įdavęs net ir šviežas ragą, nė tai buvę. Nėra tokia bloga sezono atidarimo, kaip sakyt, pradžios tos buvusios. Kiek anksčiau per juos praėjus metus, tai jaučiu, kad su kokia 4 išėjom jau visą laiką atrasdavo šviežį, ta prasme, nėra buvę, ką daugiau išėjimų prireiktų, kad atras šviežį. O šiemet niekaip. Ir praeinu 107 km jau praeit mišką ir dar net, ar palygins praeitais metais iš viso 250 km praėjau. Šiemet jau praėjau 170, dar nerado šviežas rago. Praeitais metais per 2,5 rado 24-25 ragus. O čia toj birželai dabar irgi nešviežis. Danieras ragiuks. Oi, va toks. Va čia aplaužits ar apgriaužtas aplaužits kokia. O tai prasideda diena. Vėl plans labai daug praeit, labai daug suplanavęs. Nu tikiuosi tą šviežą atrasti vienas iki. Suteko nuo ryto ieškotojų vieno, tai tas irgi padėjavo, kažkiemet da tik vieno šviežą tų radės. Išmaišęs, išmakaravęs viso miško ir tik vieną rago da tik turi. Tai va, nežinau, kiek pasiklausote čia, niekam nesisek šiemet. O kam sekas, turbūt tas tyli ir žino, kur ieškoti. Tai va, na, diena prasidėjo visai neblogai. Keliaujam toliau. Kovo 10. Einčių toks rado šerno kauls galvo. Tokios sylos, tai tokios neblogas žiūri. Sakykime, kaip tokiam. Na. Nenufilmavau iš karto, ko rado. Jie pati žandikų šiaip taip išlaužė. Negali ištraukti, matot, da. Nesena gan. Nu kaip jau senai numyris, bet vasaro gali. Nes da tų mėsų yra lygiai ant kaukolės. Į varo dabar nusprendžia kito miško varyti. Ai, toks staig žingsnį. Net atrodo nesidairydams per daug. Kažkaip taip varo. Tik dirst. Rags. Guli. Matas, kad toks nemažas. Ir aš labai tikiuosi, kad jis šviežas. Baisiai tikiuosi, kad šviežas ragiuks. Plemba, ne. Nešviežas. Nu, bet vis tiek. O papa. Praeitų metų vėl. Nu, man šiemet su tais praeitų metų ragas sekas. Ant kiek su šviežis nesisek. Eik, tu savo tikėjos, kad šviežis. O, ir antras pripat. Geras, net nemačiau. Eik, tu savo, va čia jau faini. Eik, tu savo, žiūrėk, abudu krūvoj. O, papa. Va. Galvoju, kad šiemet porinių nerasi, bet papuola. O pasaulė šviečia sunkiai matas, jie čia kaulą va mėtas, šalia iš karto kažkokie. Ir raga mėtas. Einam biškiam pavėsiuką. Opa. Nu visai nebloga. O, tai parazits griūna. Nustovėk. O. Nu visai graži porykė. Tokia atrodo. Elniuks. Jau rūžės tokios didelės. Na, gera čia. Į mašiną jau nebetolčiu kažkur.
bando maždaug išlyst pataikyt. Navigacijos tos nežiūri, eina savo nuožiūrį tiek. O, ką fainė. Pasisekė. Kovo 13. Vėl mėžk 10 išėjimams. Bando rasti 10 rago. Būtų gerai švieži. Bet dėja. Yra šioks toks, bet ne švieži, bet nedidelis. Nelabai jau be rago panašus. O toks likuts. Liekanėlė va tokia. Šiandien ne viens mėšk, kolego tokį. Turi kart bevaikščiant. Sutarėm kart pasivaikščiat, sako, reikia eiti. Dviesiai įdomiau, daugiau randam kažko. Vis smagiau. Jis jau turi 3 ragą radęs šiandien. Bet jis anksčiau ir atvažiavo, aš vėliau prisijungiu. Vieną šviežią dosens. Bet va, vis tiek smag. Išeit pasivaikščiat kažko rasti. Bendra. Kovo 15. Vėl miške. Toks oras, kad pynas tos akstartų baltų, tamsių šešėlių, saulė spygina, atrodo prieš saulę eini. Sniego pasižiūrėt, čiauduls jim. Kai bando to 11 rago atrasti šviežį. Pirmo šviežį šiemet bando atrasti. Toks jausmas, kad šiemet nelemt buvo. Bet atėjo prie tokias burokų krūvos. Ir pagaliau eina tokį. Už tos eglos čia nieko nėra, ant to buroko pasižiūri. Čia pasitraukti. Opa, guli ragiukas. Šviežias ragiukas, pagaliau bent toks. Pirms šviežis ragas. Šiais metais. 11 išėjimams. Ojojojojoj. Eik, tu sakai, kaip aš noriu ją įkvėpti. Laukiu šitą momentą. Eik, tu savo antras ragas. Kaip sakai, elniui. Arba labas elpans 3 ragas. 4 šakėlis. Nors toks. Tokie metai kažkokie. Labas elpen šiemet nesisek. Na, bent jau vieną pirmą, nusakykim, kad tas ragas dabar jau man pralaužė ledus. Šiais metais. Labai tikiuosi. Labai tikiuosi, kad jas pralaužė. Na ko, reikia pasidaryti, čia aplenktų šeriklą. Gal daugiau kokių buvo atėjusių. Ir dien jau eini pabaigo. 4 valandas, kas ši beliko. Nuo medžių lašo byr, taip nemalonė, tarp kokio eglių eiti iš vis nemalon. Stengis tokia didesnė mišką laikytis, kad nesušlap per dieną. Na, bet pagaliau, ragelis. 3 šakį, 2 šakį, 4 šakis. Šviežis ragiuks. Mažutis tokį. Labai anksti šiandien. Šiemet pradėjo mest labai anksti ragas kažko. Ir aš pradėjau anksti vaikščioti ir pradėjau anksti rytais keltis važiuoti palauks vaikščioti, kol švent. Bet kaip nesisekė, taip nesisekė. Atrodo, jeigu įdėti daug daugiau negu praeitais metais, bet rasti neišein. Praeisiais metais tok laik turbūt jau koks 8-9 šviežis turėjo. Šiemet pirms da tik. Na, faktas, kad kitas metas turbūt jau iškart gali garantuoti, kad seksis geriau. Nes tokios silpnos pradžios dar nesturėjais. Tai va.
Bandom, da čia pasisūkite aplink, gal da koks išlys ragelis.